kas jūsų laukia ateityje, ko jums reikia bijoti, ko jums reikia saugotis. Be tų pentaklių, kažkokių ginčių, kažkokių gali ir teismai, ir kažkokie būti dideli, kažkokie konfliktai, kažkokie tai turtiniai. Pentakliai tai yra dėl pinigų, ar su artimaisiais, ar su savo partneriu, ar su kažkuo, tai jūs iš savo artimos aplinkos turėsit problemų būtent dėl finansinių kažkokių neaiškumų. Kai baigsis viskas, išsispręs problemus. 6, 5 tai yra ta didelė kova kardų, o jau kaip 6 tai jau reiškia išeinat iš tos situacijos. Ir kai baigsis, tai tiesiog čia greitai, čia kardų stichija, tai jinai yra, žinot, yra, kur intelektas, protas viską išspręs ir tai bus labai greitai. Čia yra riteris kardų ir jų greitai visos problemos išsispręs. Kas dar jūsų laukia? Šventį. Švęsit, bus smagu, bus gražūs namai, artimųjų susitikimai ir tuo linkiu jums leisti šią gražią vasarą. Ar bet kada žiūrėsit.